Minų paieškos ir nukenksminimo laivas M54. Šis laivas prisišvartavo karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilėje kovo 20 dienos rytą. Na, šis laivas yra jau antrasis laivas, Lietuvos įsigytas laivas iš Jungtinės karalystės, skirtas ieškoti ir nukenksminti jūros minas. Šių dviejų laivų, M53 ir M54 laivų įsigijimo projektas buvo pradėtas dar 2008 metais. Na, jau dabar galime matyti, kad jau šie abu laivai stovi karinių jūrų pajėgų karo laivų flotilėje. Na, tai yra minų paieškos ir nukenksminimo laivas. Jo pavadinimas pasako, kad jo pagrindinė užduotis ieškoti ir nukenksminti jūroje esančias minas, tiek antvandeninės, tiek dugne esančias. Na, šis laivas taip pat galės vykdyti ir kitas užduotis, ir paieškos ir gelbėjimo operacijas, ir kitas jam priskirtas užduotis.